Labas draugai, šiandien turim kiek kitokią seriją, nes pravažiavę Vasko de Gamos tiltą ir dar už jo pajudėję apie 50 km atvykome į miestelį Azitao, kur šiandien susitiksim su čia gyvenančia lietuvė Gabrielė. Ji čia gyvena jau daugiau negu 5 metus, tad papasakos apie gyvenimą Portugalijoje, taip pat pažadėjo mus nusivesti į labai įdomų turgų. Tai labas Gabrielė, malonu susipažinti. Esi pirmasis lietuvis sutiktas Portugalijai. Papasakok mums apie tai, kaip čia įsikūrei, kodėl būtent Portugalija man yra įdomiausias dalykas ir ką veiki, apie savo gyvenimą šiek tiek. Tai gyvenu Portugalijoje jau virš 5 metų ir patekau, tai taip pavadinkim neplanuotai šiek tiek. Nes tiesiog 2018 berods vasarą keliavau 2 savaitės su draugiam čia ir kažkaip labai patiko šalis, patiko žmonės, maistas, patiko klimatas ir taip likau keletą dienų viena ten bekeliaudama ir tiesiog vaikščiojau ir taip net pati savęs klausiu, kaip aš čia jaučiuosi, nes taip atrodo gerai, bet taip nieko kažko labai lyg ir ypatingo ir man toks kažkoks atsakymas atėjo, kad aš kaip namie jaučiuosi, žinai, kad tiesiog gerai, jautiesi gerai kaip namie. Man tai buvo įdomu ir aš pagalvojau, gal visai pagyventi čia būtų įdomu tai Portugalijai, nes visada svajojau pagyventi kažkur užsienį, niekad ilgą laiką nebuvau persikėlus kažkur ir tiesiog, tai tiesą sakant, taip ekspromtu, tada po tos kelionės grįžau ir po 2 mėnesių nusipirkau bilietus vėl į Portugaliją, jau su mintim čia įsikurti ilgesniam laikui ir atvažiavau po tų 2 mėnesių, įsikūriau, susiradau darbą po truputį ir va, jau virš 5 metų dabar turiu jau ir šeimą čia, ir dukrą auginu, tai nusimato, kad užsiliksiu dar ilgesnį laiką. Tai tu gyveni kaip ir pačiame Portugalijos centre, šalia Lisabonos, tai kodėl būtent ši vieta ne kažkur kitur, pavyzdžiui, garsusis turistų pamėgtas Algarvės regionas, kur visi vyksta atostogauti, turistauti? Po tos kelionės, tai pirma mintis buvo važiuoti į Portų, nes Portų miestas man labiau gal net patiko negu Lisabona, bet tada kažkaip pradėjau taip iš praktinės pusės labiau galvoti, kad reikės susirasti darbą, aš visai nešnekėjau portugalų kalbą, tai realiai man reikėjo susirasti darbą anglų kalbą, kadangi Lisabona vis viena sostinė, daug tarptautinių įmonių, tai aš nusprendžiau, kad bus lengviau susirasti čia darbą. Tai ir atvykau dėl to į Lisaboną ir šiaip nuostabus miestas, labai patinka, labai jaukus, žodžiu, labai myliu Lisaboną. O po to, jau kai dukra gimė, tai jau virš metų gyvenam Azitao miestelį prie Lisabonos. Tai čia kažkur apie 30-40 km nuo Lisabonos, tiesiog ramesnėje gal šiek tiek vietoje, tokis mažesnis miestelis. Dar norėjau tas paklausti palyginimui, gyvenai nemažai laiko Lietuvoje ir dabar jau 5 metai, tai yra irgi nemažai laiko Portugalijai. Kokie yra tavo pastebėjimai, pliusai, minusai gyvent šalyje, sakykime, pavyzdžiui, kokie 4-5 pliusai ir kažkokie minusai? Tai gal iš tokių dabar, kas greičiausiai šauna į galvą, tai pigesnis maistas. Čia toks, tiesiog, jeigu, pavyzdžiui, nori papietauti arba pavakarieniauti kažkur restorane, tai nereikia planuotis ten labai daug papildomų išlaidų, tai įmanoma, ypač už Lisabonos, ten gerai pavalgyti plius minus už 10 eurų. Žmonės čia labai pagalbus yra, ta prasme, jeigu tau reikia kažkokios pagalbos, čia ir dabar, tai tiesiog iš karto susilauki ir čia toks iš mentaliteto, gal aš sakyčiau, didžiausias pliusas ir iki šiol man kelia įspūdį, ten, nežinau, paprasčiausias pavyzdys, ten važiuoju autobuse su vaiku, ten su vežimėliu ir tau reikia išsikelti, kai atsidaro duris, tai čia, ta prasme, dar autobusas nesustojęs ir tu jau matai, kad kažkas linksta link tavęs padėti, tau net neprašius, ko Lietuvoje, ilgiau palauktum, ta prasme, tikrai, manau, irgi padėtų, bet galbūt reiktų paprašyti arba ilgiau tiesiog pastoviniuoti. Klimatas, aišku, kad tiesiog
visada šilta, plius minus. Žiemos būna šaltas, būna vėsesnės, bet prie Lisabonos tai būna 10 laipsnių, gali būti ir 8 dieną, bet taip, ten nežinau, mažiau kokiu 8 turbūt net nelabai nukrenta dienos metu. Naktį gali atšalti ir iki 0, iki -2. Ir jinai taip sviruoja apie 2-3 mėnesius, kažkas tokio gali būti. Man tai didelis pliusas, kad yra vandenynas arti, aš tiesiog labai mėgstu vandenyną ir net ne jūrą, sakyčiau, bet vandenyną. Tai man tas labai... Aš šiek tiek anksčiau jo surfinau, o dabar ne, jau daug metų ne ir gal kažkada grįšiu, gal ne. Nežinau, traukia, bet nėra, kad taip labai... Nes vis viena tai yra ta veikla, čia kaip su viskuo, jeigu tu nori tuo užsiimti, mėgautis tikrai ir gerai tą daryti, tai reikalauja, kasdienio darbą, bent jau kažkurio sezonu. Tai vat, o minusų irgi aišku yra to šaly, tai yra vis viena kitokia didžiausias minusas Portugalijoje yra, kad žmonės nenusiema batų atėję į namus. Tai čia yra man asmeniškai yra turbūt didžiausias kultūrinis minusas, nes pas juos matyt, kadangi tai yra pietų valstybė, didesnę laiko dalį vis viena būna šilta ir jie, tiesiog nebūna, aišku, ir to purvo tiek daug, kaip pavyzdžiui Lietuvoje, kai būna šlapdriba, tai pas juos, aišku, tiek ir neprisineša to purvo, bet vis viena kažkaip atrodo, nežinau, bent jau pas mane šeimoje tai buvo toks, kad tu grįžti ir nusiemi iš karto batus, tarsi nepagarba kažkokia, o čia, ne, tiesiog ir man, pavyzdžiui, ateina kas nors į namus ir nenusiema batų, tiesiog eina į virtuvę, į tualetą, dar kažkur tai, žodžiu, man iki šiol aš pratinuosi, bet man didžiausias skirius. O daugiau tai yra kažkokių tokių kultūrinių mentaliteto skirtumų, kur kartais pasijaučia, kad tai nėra visiškai tavo kultūra, bet aišku, jie nėra dar tokie kardinalūs, kad negalėtum, pavyzdžiui, gyventi. Tiesiog galbūt tokie būna kažkurį laiką nepatogus, kur tu turi prisitaikyti, turi suprasti, nes kartais atrodo tiesiog pikta, galbūt kodėl čia tas ar anas vienaip ar kitaip daro, o tu tiesiog per ilgą laiką po to pamatai, kad čia kartojasi tos situacijos ir tu supranti, kad žmonės tiesiog, čia taip daro. Ir dar gal vienas didelis skirtumas, tai čia grįžtant prie temperatūros, nors čia būna šilta, bet jie neturi namuose šildymo, tokios kaip sistemos, kaip mes turim Lietuvoje, centralizuotas. Ir žiemą, pavyzdžiui, kai jau temperatūra nukrenta, kad naktį ten būna, kad ir, pavyzdžiui, +5, +6, namų sienos pas juos čia yra plonos, pritaikytos labiau vasarai, tai namai labai greitai atšąla ir tuomet, tu ten šildykis nesišildęs, visą laiką bus šalta ir drėgna. Tokie gal, bet daugiau pliusų skaičiuoju negu minusų. Žmonėms, kurie nutarė atvykti į Portugaliją, ar tai keliauti, ar pagyventi kažkurį laiką, ką tu jiems labiausia parekomenduotum? Portugalija yra tokia pailga ir labai ganėtinai keičiasi gamta, tu tarkim šiek tiek centriniai daly arba jau link šiaurės gali ir kalnų pamatyti, 2 kilometrų maždaug aukščio, pietuos yra nuostabiai gražus paplūdimiai, kokių tu nepamatysi nei aplink Lisaboną, nei šiauriniai daly, nes ten jau yra tokia labiau viduržemio pakrantė. Jeigu yra galimybė, tai tiesiog keliauti išilgai visos Portugalijos po truputį, arba kilti iš pietų į šiaurę, arba atvirkščiai. Siūlyčiau keliauti po tokius mažesnius kaimelius, aišku, aplankyti ir Porto, Lisaboną, jie labai gražus miestai, bet tiesiog, pavyzdžiui, pačioj Portugalijoje yra labai daug pilių, tokiose, vietovėse, kur tiesiog atrodo ten kaimai, o bendrai yra labai daug pilių ir pavyzdžiui, kaimeliai yra aplink tas pilis apstatyti, tai man labai didelį įspūdį tas padarė, kad tiesiog atrodo visa, čia tokia kaip karalystė, ne šiaip šalia, kaip senais laikais jo, ir kadangi jie neturėjo karo, tai labai daug tų pilių, rūmų yra išlikusių labai gražių. Kalbant apie maistą,
Koks tavo portugališkas patiekalas yra mėgstamiausias ir ką dažniausiai portugalai valgo? Galbūt kažką valgo kitaip negu Lietuvoje? Mėgstamiausias turbūt būtų aštunkojis, tai arba aštunkojus salotas, arba jie turi tokį patiekalą polvo lagareirų, tai yra orkaitėj keptas aštunkojis su bulvėm. Patys portugalai tai valgo labai daug mėsos, daug bulvių, daug kryžių ir mažai daržovių, nors turi daug daržovių ir turi gerą klimatą turėti šviežių daržovių realiai ištisus metus, bet kažkaip, taip nevalgo jų daug. Ir dar gal aš ką pasakyčiau, kas mane nustebino, tai kad yra daug restoranėlių ir tokių nedidelių, šiek tiek aptriušus, aš tai bendrai pavadinsiu, restoranėlį, jie gal nėra aptriušę, jie švarūs ir geri, bet tiesiog, nusidėvėję, pavadinkim, gali būti kažkokios plastikinės kėdės ar ten stalai lauke sudėti. Tai kas keliautų pirmą kartą Portugalijoje, tai aš siūlyčiau nepabijoti tokių restoranų ir kartais netgi tokius rinktis, nes tenai dažnai būna ir patys skaniausi patiekalai ir pačiomis geriausiamis kainomis. Tai nepabijoti tų tokių aptriušusių restoranėlių, aš taip sakyčiau. Susitinkant su Gabriele, buvom susitarę aplankyti turgų, jame bus visko, nuo gyvūnų iki rūbų ir maisto. Atvykom į turgų, mums dar tokiam dideliam turgui Portugalijai neteko būti. Gabriele, koks čia turgus ir ką mes galim rasti? Čia yra Azeitão miestelio turgus, kuris vyksta kartą per mėnesį, visada pirmą mėnesio sekmadienį. Ir čia galit rasti visko, nuo paukščių iki rūbų, indų, smulkių elektronikos, prietaisų, maisto. Žodžiu, realiai žmonės atvyksta apsipirkti turbūt gal net ir visam mėnesiui. Tai, kaip supratau, iš šį turgų susirenka tikrai nemaža dalis portugalų. Tai bent jau iš tokių aplinkinių miestelių daug susirenka ūkininkų. Tai kaip matot, mes čia dabar pradžioje esam gyvūnų eilėj, kur galima nusipirkti tiek kiaušinių, bet tiek ir pačių vištų, viščiukų, kiškių, triušių ir kitų gyvūnėlių naminių. Aš matau, kad čia narvuose, kur mes dabar esame šone, pilna gyvūnų, tikrai įspūdinga. Pirmas man irgi toks turgus Portugalijoje, turint galvoj, kad visai netoli sostinės, tai įspūdinga iš tikrųjų. Kai mums reikia namie kažkokių įrankių ar sode dirbti, kad ir namų apyvokai, tai irgi labai patogu ateiti čia, nes pasirinkimas didelis, kainos mažos. Štai atėjom ir prie daikto, kurio reikia įsigyti Gabrieliai. Gabrielė, ką čia įsigijote turguje? Įsigijau suoliuką medinį, nes labai patogu dukrai pasilipti prie kriauklės, rankas nusiplauti. 10 eurų ir aš kartais neišdrįstu dėrėtis, tai man atrodo, kad 10 eurų visai gera kaina, nes čia grynas medis, rankų darbas. Va, čia ir daugiau tokių yra, ir pintinių, visko. Vieną pirkinį turim, keliaujam toliau. Pasukom į drabužių sekciją, tai čia visai daug pardavinėja čigonai, galima gerai pasimokinti iš jų, kaip pardavinėti, reikia tik tais pasitobulinti balse dar ir pariekauti. Bet čia, pavyzdžiui, jeigu sakai bučkis, 2 bučkiai, 3 bučkiai, ateikit, noriu apkabinti, tai labai, man atrodo, padeda parduoti. O ką čia mes galim rasti, kokios kainos čia būna šitoj vietoj? Kainos tai įdomios, nes vienoje vietoje gali pirkti vaikui kelnes už 6 eurus, o gale linijos suaugusiam striukę už 5 eurus. Tai žodžiu, bet kainos nesikandžioja. Iš esmės, o rasti gali viską, nuo apatinių iki striukių, šiltų rūbų, pižamų.
Su tokiomis draugiškomis kainomis keliaujame toliau per turgų, į vietą, kur visai išalkusieji gali paragauti šviežio ir ką tik paruošto maisto. Jeigu norit papietauti, tai yra tokie kaip lauko restoranai, tiesiog vieni po kitų sustatyti stalai, pagrindė mėsos, kepėjai, gal galim sakyti. Portugalai valgo vištą, tai čia irgi pamatytumėt daugiausia vištienos, bet taip pat ir kitų jų mėsos patiekalų iš jautienos, arba jie labai valgo tokius sumuštinius su mėsa viduj, tiesiog realiai tai yra duona perpjauta pusiau ir kepsnys viduj. Portugalijoje labai populiaru yra grilinti mėsą, tai tiek namuose, kas gali turėti, turi tokius kaip grilius, tiek va čia, kaip matot, irgi yra, o kainos irgi geros yra, nu realiai gali pavalgyti už kokius 5-6 eurus, tuo pačiu kartais porcijos būna tiesiog tokios, kad užtenka vieną porciją nusipirkti, pasidalinti, tai gali net pasisekti, kad pavalgysi ir už 3,50. Azitao turguje priėjome ir eilę, kur prekiaujame žalumynais. Čia galima įsigyti įvairių sodinukų, gėlių vazonuose ar netgi išsirinkti savo patinkantį kaktusą. Na, o toliau jūsų laukia skaniausi nuotykiai iš šiame turguje esančio maisto skyriaus. Tai čia gaminamos tokios bolo do kako, šviežias bandelės, prie tavo akių išminko tešlą, iš karto pakepa ir štai tokia eilė žmonių laukia norinčių įsigyti. Portugalai irgi gamina medų, kaip ir mes lietuviai, ir turi tikrai daug skanaus medaus, tai čia turgu irgi yra ganėtinai didelis pasirinkimas. Va čia vieni gamintojai, tai būna visą laiką atsivežę tokią kaip instaliaciją kažkokią su tikrom gyvom bitėm, su koriu. Galima paragauti ir išsirinkti, kas skaniausia. Tai dabar esam tikriausiai smardžiausiam turgaus skyriuje, kur yra sūdyta džiovinta menkė. Portugalai valgo labai daug menkės, kurios patys neaugina. Vežasi realiai iš šiaurės jūrų, iš šiaurės Atlanto. Turi turbūt virš 100 skirtingų receptų ir istorija, kodėl jie pradėjo šitą žuvį taip valgyti. Tai tiesiog, kai žvejai keliaudavo šiaurės jūrose ir neturėdavo senais laikais šaldiklių, tai menkę užversdavo kalnų druska tam, kad ją realiai užkonservuotų. Tai vat tokie dideli menkės lakštai, jie vėliau yra laikomi vandenyje, kur žuvis atsileidžia, jinai praranda taip pat kažkiek savo surumo ir toliau yra ruošiami patiekalai. Tai taip atrodančios menkės realiai nevalgo, nieks jinai yra dar paruošiama. Ir šitokie klodai menkių atsiranda būtent prieš Kalėdas, nes per Kalėdas tikriausiai kiekviena portugalų šeima turi bent vieną patiekalą iš menkės. Buvo koks rūžavas vaisius, nu kaip, Gabrielė? Ai, bez skonio. A, ne? Mas não tem muito sabor. É um sabor neutro, tem muita vitamina C. Okay. Daug skonio nėra, bet sakė, labai geri vitaminai čia yra. Daug vitamino C. Ai, vitamino C, va, būtent. Tai žiemą labai gerai tokie vaisių valgyti. Čia iš pietų Portugalijos. Euras 70. O Virginija nusipirko vat štai avokadų. Avokadai 2 eurai, tai čia dvigubai pigiau negu parduotuvėje. Vaikštant po turgų, merginos rado štai labai pigių kyvių, vos po 2 eurus už kilogramą, tai dabar kraunam pilnas kuprinės. Su Gabrielė grįžame prie mūsų buso, kur ir turbūt atsisveikinsim ir palinkėsim gero portugališko gyvenimo, o čia yra maža smulkmenėlė nuo vieno iš mūsų rėmėjų. Ačiū labai, dėkui, labai Tai malonu susipažinti mums irgi. ir papasakoti. Bičiuliai, taigi vakar po susitikimo su lietuvė Gabrielė atvykome į Lisabonos pašonėje esantį žvejų miestelį Sesimbra. Šis miestelis nuo seno garsėjo savo uostu, kurį matote man už nugaros. Iš čia ankstyvą rytą išplaukiantys žvejai popiet grįžta su dideliu žuvies laimikiu. Mat čia šitas pakrantės dėl klimato sąlygų yra pamėgę gausybę žuvų.
Palikę kemperį senajame uoste, pešiomis patraukėme į gražųjį ir išpuoselėtą Sesimbros miestelio senamiestį. Atėjus čia vienoje pusėje matome gražius biraus smėlio paplūdimius su ant vandenyno kranto įsikūrusiais restoranėliais. Tuo tarpu kitoje pusėje verda miestelio gyvenimas. Šias dvi zonas skiria gražiamis plytelėmis išklota promenada bei vienos krypties eismo juosta. Vaizdas į uolas, būtent visi šie dalykai, kadaise buvusi mažą žvejų miestelį, pavertė vienu populiariausių pasaulio turistų traukos objektu. Kalno šlaite išdygo daug prabangių viešbučių, o čia šalia gatvės įsikūrė ne vienas prestižinių tapęs restoranėlis. Įdomiausia tai, jog šiame miestelėje įsigyti nekilnojamą turtą gali būti gerokai brangiau nei 40 km nuo jo nutolusioje šalies sostinėje Lisabonoje. Būtent į vieną šių kavinukių mes dabar su Virginija ir užeisim atsigerti kavos bei pasigrožėti vaizdu į vandenyno pakrantę. Tai aš pasimiau mažą puoduką kavos, kuris vadinasi Pingao, juoda kava su šlakeliu pieno, o Virginija geria Mea Delight. Tai yra didesnis puodelis kavos ir su daugiau pieno. O jeigu norite kapučino arba latte kavos, turėtumėte užsisakyti galavo. Sesimbro miestelis garsėja ne tik puikiais paplūdimiais bei uostu, bet taip pat maurų laikų pilimi, kuri yra miestelio simbolis. Beje, ši pilis yra matoma beveik iš visų miestelio vietų. O aš matau, kad mūsų laukia nemažas iššūkis užkopti štai į šį kalną, kur būtent ir stovi pilis. Vaizdas esantis ten į vandenyną rodo, kad jau šiek tiek pakylome ir realiai nuėjome apie pusę kelio. Na, puškojam, nes tikrai gan status sukilimas, atstumas nėra tolimas, bet sukilimas tikrai status ir galima sakyti drąsiai, kad kapojam. Na, o kaip gruodžio mėnesį oras šiandien kaip tyčia yra labai geras. Einam būtent per pavėsio pusę, aš trumpam rankovėm, Virginija taip pat. Atrodo, jau nemažai sukilom į viršų, bet kaip pasižiūri, dar labai daug iki pilies liko. Niekur neįsim. Atrodo, jau tiek daug nueita, tačiau tikrasis kelias prasideda būtent čia. Čia yra žemėlapis, yra pažymėtas maršrutas ir trasa, į kurią mums reikės eiti. Čia dabar laukia pats stačiausias sukilimais, štai tokiais vat laiptukais. Keliai į pylį priėjom oželius. Gardas toksai didelis ir ganasi savo oželiai. O ten vienas jau į medį lipa. Nekasdieninis toks vaizdas. Primena Maroką. Teik, taip, to duosim. Krūmelio lapelį, va. Ragai jo gražus. O, kiek dar atėjo oželių. Kas čia dabar vyksta? Įžaidžiau su oželiais, Virginija štai kiek jau laiptukų nuvarė. Vara kaip kalnų oželis. Tai artėjom prie pilies, na, o kaip apdovanojimas ne tik rezultatas kelio gale, bet ir štai toks nuostabus atsiverintis vaizdas pakeliui. Panašu, kad mūsų laiptukai jau baigėsi. Bet į pilį dar neužlipam ir jie vat štai ten jau matosi. Taigi pagaliau pasiekėm pilį, įėjimas man už nugaros, bet pakilę į kalną turim nuostabų vaizdą į miestelį ir vandenyną, bei tolumoje esančius kalnus, kurių jau senokai nematėme. Bičiuliai, tai kol užlipom į pilį, labai sukaitom, tad Virginija dabar laiko čia mano maikutė, jos maikutė taip pat visiškai permirkos ir šlapia. Man tas labai patinka. Jo gruodžio mėnesį čia turim tokią puikią temperatūrą ir tikrai gerą orą. Atvykus į pilį, nepaklysti padeda štai toks žemėlapis, kur yra sužymėti visi lankytini objektai ir kągi mums čia reikia apeiti, pamatyti ir patyrinėti. Taigi, bičiuliai, pradėsim visą lankymą nuo šios bažnyčios ir keliausim aplink visą šios didžiulės pilies teritoriją. Saulės vartai.
atėjome į bastioną, trikampinės formos iškišulį pilies ir anksčiau čia buvo laikomi ginklai ir stebima priešas vandenyne, o dabar mes šioje vietoje galime stebėtis nuostabiu Sesimbros vaizdu. Tai einam ir į Alkazabos vidų, vieną svarbiausią visų tvirtovių pastatą. Pilies istorija yra panaši kaip ir visų maurų laikų pilių. Pirmiausia buvo užėmę maurai, paskui užėmė Portugalijos karalius, paskui Maroko berberai ir galų gale ši pilis buvo galutinai apleista po 1755 metų žemės drebėjimo. Pats aukščiausias pilies bokštas, iš čia buvo stebima, kas keliu atvyksta į pilį ir iš čia buvo komunikuojama su kitomis pilimis. Kokie vaizdai iš šios pilies bokštų, wow! Tiek vaizdas į kalnus, tiek ir į vandenyno pakrantę visą miestelį. Nu, fantastika. O ten tolumoje baltuoja net ir visa Lisabona, kurią galima matyti iš šio aukščiausio pilies bokšto. Vaizdai iš Alkazabos tikrai nuostabus, likau sužavėtas. Mane pribloškė, kiek toli galima pamatyti iš šio pačio aukščiausio bokšto. Na, o dabar metas mums su Virginija keliauti atgal prie savo kemperio, nes dar laukia nemažas kelias nusileisti nuo šio aukšto stataus kalno. O šiandien rytą pradedame tokioje vietoje, kurios tikrai nesitikėjau pamatyti Portugalijos kelionėje. Keli kilometrai nuo Sesimbros miestelio yra tokia vieta Pegadas de Dinozauras, kadaise buvusi pelkė, po kurią vaikščiojo dinozaurai. Jų pėdskai įsispaudė giliai ir dėl minkštos žemės struktūros yra matomi iki šių laikų, net ir pasikeitus uolienų struktūrai. Viso yra net 4 uolienų gabalai, kurie buvo atkasti 20 amžiaus kalnakasybos metu ir dabar mes turistai galime stebėti šį visą grožį, prisiminti kadaise mūsų žemėje vaikščiojusius dinozaurus. Na, o jūs, bičiuliai, kviečiame prisidėti prie kelionės. Tai galite padaryti įvairiais būdais, tiek nupirkdami mums kavos, užėję į Patreon platformą ar tiesiog per Svetbanką. Šios būdas rasite mūsų video aprašyme, tad tiek šiam kartui ir pasimatome kitose Portugalijos serijose. Čiau!